Jasikevičius ir jo komentarai po rezultatų. Labas vakaras. Nieko, aišku, esame laimingi, kad pirmaujam 3-1. Bandysime važiuoti į Klaipėdą užbaigti seriją. Žinome, kad Neptūnas tikrai yra geresnė komanda namuose, negu jie, sakykime, yra išvykoje, kaip ir bet kuri kita komanda, turbūt. Ir žinoma, kiek tai sunku bus padaryti. Ir, aišku, reikia pagalvoti kažkiek apie kažkokius tai pakeitimus, kuriuos Neptūnas šiandien padarė, ypač prieš gynybą, prieš 2 ir taip toliau. Ir vis dėlto svarbiausia pasirūpinti savąją formą, nes tikrai galime žaisti žymiai geriau. Sakau, iš dalies tikrai norėtume užbaigti seriją, bet taip pat žinome, kad ta komanda yra labai stipri namuose. Tai bus labai sunku. Klausimų žaidėjai? Šarūnai, pastarosios rungtynėse tarp komandų skirtumas nemažas. Jūs pridėjot kažkiek, kad Neptūnas šiek tiek plačiau žaidžia? Nežinau, ką Neptūnas, žinote, sunku šnekėti apie kitą pusę. Žinau, kad mes, sakykime, jeigu tą žaidimą, kurį demonstravome 3 rungtynėse prieš Lietuvos Rytą, tai jo tikrai nedemonstruojame. Gerai, kad, sakykime, turim dabar kažkokį tai pranašumą. Bet kai visumoje serijoje neturi namų pranašumo, tas 3-1 nėra toks didelis pranašumas, sakykime, kaip kad jeigu turėtų namų pranašumą, ne? Taip, kad reikia išlikti, kaip sakant, kantriem, atidiem. Pasikeitė į gerąją pusę nuo pirmų rungtynių mūsų turbūt koncentracija, bet sakau vis dėlto, kad nemanau, kad mes žaidžiam kažkokį tai labai aukšto lygio krepšinį. Esat žaidęs daug finalų, ar nepasigendat čia kažkokių emocijų, kad tai iš tikrųjų finalas? Tai emocijos yra, nes vis tiek yra finalas, žinom, kad kai praktiškai esam stipresnė komanda ir kita komanda žaidžia tikrai, netgi jie patys sako, jie žaidžia be jokio spaudimo ir taip toliau, vis tiek kažkokios tai emocijos yra ir tas visas dalykas vis tiek išlieka, kad negali pralaimėti. Ir jie tikrai yra visai nebloga komandėlė, jie yra gerai subalansuota, šiais metais jie žaidė daugelį, kaip sakant, labai gerų varžybų prieš labai stiprius varžovus ir VTB lygoje, ir sakykime, LKL. Ir tai tikrai yra aukšto lygio komandėlė ir jie patys savęs Klaipėdoje tikrai neapsiloš, mums reikės, kaip sakant, nuvažiuoti ir tą visą atimti iš jų pergalę ir sakau, norint žaisti Klaipėdoje ir laimėti, mes turime sužaisti labai geras varžybas. Šarūnai, ar Kauno žiūrovai gali dar jūs išvysti žaidžiantį Kaune? Ar čia buvo paskutinis rungtynės? Nežinau. Žinote, čia, kaip sakant, nereikia nieko galvoti, labai toli, reikia žiūrėti į sekančias varžybas. Mes žinom, kokia gera atmosfera yra Klaipėdoje, kaip ta komanda gerai žaidžia namie. Ir mes žinome, kad bus labai sunku. Šiandien išlaikėte dviženklį pranašumą iki pat pabaigos, skirtingai nei prieš tai laimėtose rungtynėse, kur buvo daugiau tokių duobelių. Ar galima sakyti, kad šiandien buvo geriausias jūsų rungtynės šioje serijoje? Mes vis dėlto nežaidžiam gero krepšinio 40 minučių. Yra dar tų bangų ir šiandien buvo vienu metu, sakykime, man atrodo 17-18 antram kėlinukui, paskui labai greitai, kaip sakant, nuėjo iki mažiau. Trečio kėlinuko pradžia buvo vėl labai sunkiai mums, paskui ten dėka kelių tritaškių, aš manau, jau, kaip sakant, juos perlaužėm ir kaip jau nuėjom 20 jau varžybų, kaip sakant, tas viskas jau kaip ir buvo aišku, bet sakau, mes vis dėlto dar esam ta komanda, kuri vis dėlto labai žaidžia į viršų ir apačią. Dėkui. Gerai, ačiū.